45 metų alpinistas iš vakarų Bengalijos, Indijos, mirė netoli Samio Umano Everesto. Leidžiantis žemyn, jis pradėjo rodyti stipraus nuovargio ir aukščio ligos požymius. Gošas galiausiai atsisakė tęsti nusileidimą. Buvo 2025 metų gegužės 14 ir du vyrai ruošėsi tam, kas turėjo tapti didžiausiu jų gyvenimo pasiekimu. Vienas ruošėsi įlysti į palapinę 4-ojoje stovykloje. Kitas pradėjo savo kopimą per tamsą link Everesto viršūnės. Per 24 valandas vienas iš šių vyrų taps medicininė mįsle, o kitas priims tokį šokiruojantį sprendimą, kad net užkietėję alpinistai negalės tuo patikėti. Šiandien pasakosiu apie 2025 metais Evereste įvykusias žūtis, kurios neturėjo įvykti. Tokios psichologiškai sukrečiančios mirtys, kad jos meta iššūkį viskam, ką, kaip manome, žinome apie žmogaus išlikimo instinktą. Sveiki atvykę į Extreme. Apie 8 vakaro 2025 metų gegužės 14 stovyklautojai Everesto 4-ojoje stovykloje stebėjo, kaip keli žibintai pasirodė jų akiratyje ir priartėjo prie jų stovyklos, traškėdami vis arčiau oranžinių palapinių. Dabar tai nebuvo didelė problema. 26 000 pėdų aukštyje ši oranžinių palapinių grupė yra paskutinė stotelė prieš viršūnę. Tai taip pat yra giliai tame, ką alpinistai vadina mirties zona. Viena iš tų šviesų priklausė Filipui Santiagui, 45 metų alpinistui iš Filipinų. Turėtumėte žinoti, kad Filipas nebuvo tiesiog eilinis turtingas nuotykių ieškotojas. Aš esu paprastas darbininkas ir man artima eilinio žmogaus kasdienė kova. Kad ant stalo būtų maisto. Mes esame outsideriai. Jis tai pasakė Facebook įraše prieš ekspediciją. Mes esame outsideriai. Kaip inžinierius jis metų metus taupė šiai akimirkai. Tačiau tai nebuvo tik asmeninės šlovės siekimas. Santiagas buvo sudaręs, kaip jis pats vadino, sandorą su Dievu, kad suteiktų šiam aistringai puoselėjamam užsiėmimui gilesnę prasmę. Jis kopė dėl vaikų sergančių vėžių ir bendruomenių neturinčių švaraus vandens. Kopimas į Everestą yra labai menkas dalykas, palyginti su kovomis, kurias šie maži kariai kasdien išgyvena, buvo sakęs jis. Jis tikriausiai treniravosi mėnesius ar net metus šiai akimirkai. Dauguma Everesto alpinistų taip daro. Ir dabar jis buvo vos 8 ar 9 valandų atstumu nuo pasaulio viršūnės. Jis turėjo būti laimingas. Jis turėjo būti pakylėtas. Jo kelionė į pasaulio viršūnę buvo beveik baigta. Bet kažkas buvo negerai. Filipo komandos draugai pastebėjo, kad jo pečiai nusviro. Jo žodžiai buvo nerišlūs, sakomi po vieną, ir jis akivaizdžiai buvo išsekęs. Užuot rodęs jaudulį, kurio tikėtumeisi iš žmogaus ketinančio šturmuoti viršūnę, Santiagas atrodė pralaimėjęs. Jis atsisegė nuo fiksuotos virvės, įlindo į artimiausią oranžinę palapinę ir pasakė savo kolegoms paskutinius žodžius. Dabar pailsėsiu ar kažką panašaus. Tokius paprastus, įprastus žodžius yra pasakęs kiekvienas išsekęs alpinistas. Tačiau iki ryto jo žodžiai įgaus šiurpą keliančią prasmę. Žiūrėkite, štai ką turite suprasti apie 4-ąją stovyklą Evereste. Kai kurie alpinistai juokauja, kad tai vienintelė stovykla žemėje, kurioje pabundi dar labiau sirgdamas nei eidamas miegoti. Tačiau tai ne juokai. Atrodo saugu, na pažiūrėkite tai. Tiesiog lygi vieta apstatyta palapinėmis. Bet tai spąstai. Automobilių stovėjimo aikštelė viename pavojingiausių žemės regionų, kur alpinistai įtikinėja save, kad ilsisi, nors iš tikrųjų jie lenktyniauja su laiku. 26 000 pėdų aukštyje tavo kūnas miršta. Net gulėdamas, visiškai nejudėdamas, tavo smegenys badauja dėl deguonies. Tavo plaučiai pamažu prisipildo skysčio, molekulė po molekulės. Tavo širdis dirba trigubai sunkiau vien tam, kad tave išlaikytų gyvą. Dauguma komandų išvyksta iš 4-osios stovyklos apie vidurnaktį, kad galėtų pasiekti viršūnę vėlyvą rytą ir grįžti žemyn prieš prasidedant popietiniams vėjams. Tai buvo ir Filipo planas. Kai komanda įsikūrė, Filipo palapinės draugas ruošė įrangą vidurnakčio šturmui į viršūnę. Jis žvilgtelėjo į Filipą. Šis buvo užsisegęs iki smakro, užsimerkęs, kvėpavo sunkiai, bet tolygiai. Nieko nerima keliančio nesimatė. Tai buvo įprastas nuovargis. Tikriausiai jis taip ir manė. Valandos slinko. 9 vakaro. 10 vakaro. 11 vakaro. Kai atėjo vidurnaktis ir visame 4-ajame stovykloje pradėjo pypsėti žadintuvai, Santiago palapinės draugas pasilenkė jį pažadinti. Bet buvo viena nedidelė problema. Trumpas nukrypimas šioje chaotiškoje istorijoje. Jei norite daugiau neapkarpytų, necenzūruotų istorijų, kurių negalime parodyti čia,
Prisijunkite prie Extreme per Patreon. Susitiksime tikrajame Extreme. Jis negavo jokio atsakymo. Sunerimęs jis stipriau jį papurtė, tikriausiai manydamas, kad Santiagas tiesiog giliai miega. Vis tiek nieko. Tada jis pastebėjo. Filipas neturėjo pulso. Jo oda jau vėso. Jis greitai sukėlė aliarmą, bet jau buvo per vėlu. Kol kiti alpinistai tirpdė sniegą savo viršūnės šturmui, Filipas tyliai mirė, be garso, be kovos. Oficiali mirties priežastis, kurią turizmo departamentas paskelbė gegužės 15 dieną, buvo nežinoma, įtariamas išsekimas arba aukštuminė liga. Tačiau gydytojai, išmanantys aukštumų mediciną, žino, kad 8000 metrų aukštyje yra 2 tylūs žudikai. Pirmasis yra aukštuminė plaučių edema. Jūsų plaučiai prisipildo skysčio ir jūs iš esmės paskęstate savo paties kūne. Antrasis yra staigus širdies sustojimas dėl pervargimo. Bet kuris iš jų gali nužudyti sveiką žmogų per mažiau nei valandą. Santiagas tą popietę daug kopė Everesto maršrutais, kurie net stipriausius alpinistus priverčia pasiekti savo ribas. Jis pasiekė 4. stovyklą akivaizdžiai išsekęs. Tikėtina, kad jis atsigulė, kai jo plaučiuose jau kaupėsi mikroskopinis skysčio kiekis. Kai jis užmerkė akis pailsėti, skendimas baigėsi. Jei jis būtų apsisukęs tą akimirką, kai pajuto gilų nuovargį, jis tikriausiai beveik nebejotinai būtų išgyvenęs. Manau, kad tai, kas šią mirtį daro tokia neraminančia, yra tai, jog greitas deguonies kiekio kraujyje patikrinimas ir nedelsiant pradėtas leidimasis, kas yra įprasta daugelyje 8000 metrų viršukalnių, beveik nebejotinai būtų jį išgelbėję. Tačiau Evereste nėra jokios parko taisyklės, kuri priverstų komandą sustoti, ir ne vienas parko prižiūrėtojas netikrina gyvybinių rodiklių 4. stovykloje. Mirties zonoje atsigulimas yra tarsi monetos metimas ir Filipui iškrito blogoji pusė. Nors Filipo mirtis buvo labai skausminga, tai, kas nutiko mūsų kitoje istorijoje, prieštarauja viskam, ką suprantame apie žmogaus išlikimo instinktą. Kad suprastumėte, kodėl ši mirtis atrodo tokia neįtikėtina, turite žinoti keletą dalykų. Pirmiausia, Hilarijo pakopa. Įsivaizduokite 12 metrų aukščio uolos ir ledo sieną. Dabar pastatykite ją 8748 metrų aukštyje. Taip aukštai, kad keleiviniai lėktuvai skrenda žemiau jūsų. Deguonies yra tiek mažai, kad jūsų kūnas tiesioginė prasme miršta su kiekvienu įkvėpimu. Vienas neteisingas judesys ir jūs nukrentate 3000 metrų žemyn nuo kalno. Hilario laiptelis yra paskutinė didelė kliūtis prieš Everesto viršūnę. Tai nėra vieta, kurioje ilsitės, ir tai nėra vieta, kurioje priimate sprendimus. Tai vieta, kurioje turite judėti greitai, kitaip mirsite. Tačiau jokių garantijų nėra. Tai, kas įvyko Hilario laiptelyje 2025 metų gegužės 15 dieną, prieštarauja kiekvienam žmogaus išlikimo instinktui. Pradėkime 19 valandų anksčiau, kai viskas atrodė normalu. Tai yra Sabratos Gošo istorija. Sabrata Gošas apie Everestą svajojo daugelį metų. 45 metų vyras iš Ranagato, Bengalijos, buvo padaręs viską teisingai. Jis treniravo savo kūną, taupė pinigus, pasamdė patikimą įmonę Snowy Horizon Treks ir jam buvo paskirtas patyręs šerpa gidas vardu Palšanas Tamangas. Gegužės 14 naktį abu vyrai ruošėsi šturmui į viršūnę. Tai akimirka, dėl kurios gyvena kiekvienas Everesto alpinistas. Paskutinis kopimas į pasaulio viršūnę. Tačiau Gošas priėmė sprendimą, kuris virto tragediją. Jis norėjo pradėti 10 valandą vakaro. Galbūt tai neskamba kaip didelė problema, bet Evereste laikas lemia viską. Dauguma alpinistų pradeda kopimą į viršūnę tarp vidurnakčio ir 2 valandos ryto. Kodėl? Nes reikia pasiekti viršūnę iki vėlyvo ryto ir nusileisti žemyn, kol popietinis oras netapo mirtinai pavojingas. Pradėti 22 valandą reiškia, kad jie jau šiek tiek rizikavo dėl grafiko. Toks laikas juos atvedė beveik į eilės priekį, nes maršrute dar nebuvo aukščiau esančių komandų. Nebūtų ankstyvo radijo skambučio, įspėjančio apie stiprėjantį vėją ar debesis. Kitaip tariant, jie kopė aklai. Bet Gošui tai nerūpėjo. Jis buvo susijaudinęs. Galbūt net per daug susijaudinęs. Nuo pat pradžių kažkas buvo ne taip. Gošas judėjo lėtai, labai lėtai. Šerpui Tamangui, jo gidui, pro žibintuvėlio šviesą matėsi, kaip jo klientui sunkiai sekasi žengti kiekvieną žingsnį. Noriu, kad įsivaizduotumėte save šerpu Tamangu šią akimirką. Jūs atsakingas už šio žmogaus gyvybę. Matote, kad jis juda per lėtai, bet taip pat žinote, kad jis sumokėjo $10 000 už šią galimybę. Jis treniravosi daugelį metų. Ar lietėte jam apsisukti? Ar sudaužote jo svajones?
Tamangas priėmė sprendimą, kurio vėliau gailėjosi. Jis tęsė kelionę. Valanda po valandos jie kopė per tamsą. Temperatūra siekė -40 laipsnių, vėjas švilpė 60 mylių per valandą greičiu. Kiekvienam žingsniui reikėjo 3 ar 4 sunkiai gaudomų įkvėpimų. Ir Gosas vis labiau atsiliko nuo grafiko. Bet kokiame kopime su gidu toks lėtas tempas yra klasikinis signalas nutraukti kopimą. Jei Nepalas taikytų griežtas apsisukimo taisyklės, kaip kai kurios šalys, Tamangas galėtų remtis ne tik savo sprendimu, bet ir įstatymu ir paprasčiausiai pasakyti, čia sustojame. Bet jie to nedaro, o štai kuo pavojinga viršūnės karštinė. Ji verčia tave ignoruoti įspėjamuosius ženklus. Gošas tikriausiai metų metus įsivaizdavo šią akimirką. Stovėti pasaulio viršūnėje, pasiekti neįmanoma. Ta vizija gali būti stipresnė už skausmą, stipresnė už nuovargį ir stipresnė už logiką. Tamangas vėliau sakė, kad Gošas buvo pernelyg susijaudinęs ir neklausė perspėjimų. Jis vis stūmėsi aukštyn, vedamas svajonės, kuri netrukus virs košmaru. Kai gegužės 15-osios rytą pakilo saulė, jie vis dar kopė, vis dar veržėsi link viršūnės, jau pavojingai vėluodami pagal grafiką. Tada, maždaug 11 val. Ryto, oras pasikeitė. Kitas tą dieną kalne buvęs alpinistas, Sumanas Sarkaras, iš Bardamano, pranešė, kad sąlygos buvo tokios audringos, jog viršūnėje galėjo išbūti tik 15 minučių. Vėjo greitis kas valandą vis stiprėjo, paversdamas viršutinę kalno dalį į sušalusį pragarą. Tačiau Gošas buvo nuėjęs per toli, kad pasitrauktų atgal. Kažkuriuo metu popiet, niekas tiksliai nežino kada, jis pagaliau pasiekė tikslą. Jis stovėjo Everesto viršūnėje, 8849 metrų aukštyje, aukščiausiame žemės taške. Trumpam jo svajonė buvo išsipildžiusi. Kas nutiko toliau, štai kur ši istorija pasisuka taip, kaip niekas negalėjo numatyti. Leidimasis prasidėjo įprastai. Jei apskritai galima vadinti įprastu klupinėjantį leidimąsi iš 29 000 pėdų aukščio per uraganinį vėją, Gošas buvo išsekęs. Jis mirties zonoje buvo jau daugiau nei 16 valandų. Jo deguonies atsargos seko. Jo organizmas ėmė išsijungti. Bet jis judėjo, jis leidosi žemyn. Jam pavyks. Tada jie pasiekė Hilario laiptą. Prisimeni tą 12 metrų sieną, kurią apibūdinau? Leidžiantis žemyn, ji dar pavojingesnė. Esi išsekęs, tau trūksta deguonies, turi ją įveikti atbulomis. Vienas slystelėjimas reiškia neišvengiamą mirtį. Ir būtent ten, pačioje blogiausioje vietoje visame kalne, Sabrata Gošas nustojo judėti. Jis atsisuko į savo šerpą ir ištarė 4 žodžius, kurių niekada nereikėtų tarti mirties zonoje. Aš nieko nematau. Tai buvo gana baisu, bet būtent tai, ką jis pasakė vėliau, pavertė šią mirtį viena iš labiausiai sukrečiančių mirčių Everyone Esto istorijoje. Nes Gošas ne tik pasakė, kad nieko nemato, jis padarė pareiškimą, kuris prieštaravo kiekvienam žmogaus išlikimo instinktui. Jis pasakė, aš nejudėsiu. Noriu, kad suprastumėte, kokia tai beprotybė. Kai esi pavojuje, tavo kūnas užliejamas adrenalinu. Raumenys pasiruošia kovoti arba bėgti. Kiekviena tavo kūno ląstelė šaukia, kad judėtum, išgyventum, pasiektum saugią vietą. Tačiau yra ir trečia streso reakcija, kurią dažnai pamirštame – sustingimas. Tai nutinka tada, kai tavo smegenys nusprendžia, kad grėsmė tokia didelė, jog nei kovoti, nei bėgti nepadės. Tavo kūnas tiesiog išsijungia. Vis dėlto, net ir žinant tai, ką Gošas padarė toliau, sunku paaiškinti, nes būdamas 28 700 pėdų aukštyje, siautėjant vėjui ir sningant, jis ne tik sustingo, jis nusprendė nejudėti. Dabar Polas Šentamangas iš karto suprato, kas vyksta. Staigus apakimas, neracionalus elgesys ir visiškas įprasto sprendimų priėmimo sustojimas rodė tik vieną dalyką. Tai buvo klasikiniai sunkios aukštuminės ligos požymiai. Kai jūsų smegenys negauna pakankamai deguonies, jos nustoja tinkamai veikti. Jūs galite pradėti haliucinuoti, galite prarasti regėjimą, galite priimti visiškai nelogiškus sprendimus. Tačiau štai kas Gošo atvejį daro tokį nerimą keliantį. Jis nesugriuvo, jis neprarado sąmonės. Jis tiesiog sąmoningai nusprendė nustoti stengtis. Jis tiesioginė prasme atsisėdo vietoje, vadinamoje mirties zona, ir pasidavė. Po to sekė 8 pragaro valandos, kurių neįmanoma suprasti. Pirmiausia, Tamangas bandė su juo kalbėtis. Tiesiog įsivaizduokite, jei galite. 2 vyrai rėkia vienas ant kito per stūgaujančius vėjus. Vienas maldauja kitą išgelbėti savo gyvybę.
Tu privalai judėti. Aš nejudėsiu. Tu mirsi. Aš nejudėsiu. Valandas Tamangas maldavo. Jis tikriausiai paminėjo viską, ką tik galėjo sugalvoti. Gošo šeimą Bengalijoje, jo pasiekimą užkopti į viršūnę, tai kad saugumas buvo vos už kelių valandų kelio. Tačiau Gošas atsisakė judėti. Tad Tamangas padarė tai, kas parodo neįtikėtiną šerpų gidų atsidavimą. Jis nusprendė fiziškai nutempti savo klientą nuo kalno. 4 kankinančias valandas tamsoje, mirties zonoje, Tamangas tempė, stūmė ir nešė Gošą žemyn per Hilario laiptelį. Kiekvienas judesys buvo kančia. Kiekvienas pažengtas metras reikalavo antžmogiškų pastangų. Ir po 4 valandų Šios kančios jie buvo pajudėję tik 90 metrų. Tai maždaug futbolo aikštės ilgis ir tam prireikė tiek daug laiko. Bandau įsivaizduoti, kiek tai fiziškai kainavo Tamangui. Jūros lygyje nunešti kitą žmogų 90 metrų būtų varginantis išbandymas. 28 000 pėdų aukštyje, kur yra tik trečdalis deguonies, kurio reikia tavo kūnui, tai beveik neįmanoma. Todėl nenuostabu, kad po tų 4 valandų Tamangas sukniubo šalia Gošo. Abu vyrai sėdėjo ten sniege virš debesų mirties zonoje ir Tamangas suvokė tai, kas jį persekios visą gyvenimą. Jo deguonis ėjo į pabaigą. Žiauri Everesto matematika yra ta, kad turi ribotą deguonies atsargą. Naudosi per daug – mirsi. Pasibaigs – mirsi. Pasidalinsi su kitu – abu mirsite. Tamangas buvo mirties zonoje beveik 16 valandų. Iš tų valandų 8 jis praleido bandydamas išgelbėti žmogų, kuris nenorėjo gelbėtis pats. Jo paties kūnas silpo. Prasidėjo nušalimas. Dėl deguonies trūkumo jo smegenys pradėjo veikti netinkamai. Ir vis tiek jis liko su Gošu tiek, kiek galėjo. Tačiau, kai jų deguonies atsargos visiškai baigėsi, Tamangas susidūrė su sprendimu, kuriam neparuošė jokie mokymai. Išgyvenimo situacijose žmonės yra padarę neįtikėtinų dalykų. Jie nusikirto savo rankas, kad išsigelbėtų. Jie gėrė savo šlapimą, kad išgyventų. Jie valgė dalykus, kurių net negaliu čia paminėti. Bet palikti žmogų, už kurį esi atsakingas, žmogų, kuris vis dar gyvas, vis dar kvėpuoja, vis dar sėdi ten sniege, tai jau kitokio pobūdžio išgyvenimo sprendimas. Galiausiai Tamangas pasirinko gyvenimą. Jis paliko subratą Gošą sėdintį sniegę prie Hilario pakopos ir pradėjo savo beviltišką nusileidimą vienas, tamsoje, be papildomo deguonies. Tai, kas nutiko vėliau, parodo, kaip arti Tamangas buvo to, kad pats žūtų tame kalne kaip Gošas. Leisdamasis žemyn, Tamango deguonies stoka paveikta smegenys pradėjo veikti netinkamai. Jis pradėjo haliucinuoti, matė tai, ko nebuvo, girdėjo balsus vėjyje. Vienu momentu jis nebegalėjo prisiminti, kur yra ir ką daro. Įsivaizduokite, kaip bandote įveikti vieną pavojingiausių nusileidimų pasaulyje, kai jūsų smegenys jūs apgaudinėja. Kiekvienas žingsnis galėjo nublokšti jūs 1000 pėdų žemyn. Kiekvienas sprendimas galėjo būti paskutinis. Ir visą tą laiką morališkai nešioji to žmogaus, kurį palikai, naštą. Pažadas, kurio negalėjai ištesėti, gyvybė, kurios negalėjai išgelbėti. Kažkokiu būdu vien tik valios ar neįtikėtinos sėkmės dėka Tamangas išgyveno. Jis nusvirduliavo į 4. stovyklą saulei tekant, po beveik 20 valandų praleistų mirties zonoje. Jo bendrakeleiviai rado jį su stipriu nušalimu, nerišliai murmėjantį, labiau mirusį nei gyvą. Jam prireikė 2 pilnų dienų atsigauti tiek, kad galėtų paaiškinti, kas nutiko ten, tamsoje, prie Hilario pakopos. Kai paieškos komandos pagaliau pasiekė Hilario pakopą, jos rado subratą Gošą, lygiai ten, kur jį buvo palikęs Tamangas. Jis vis dar sėdėjo toje pačioje pozoje, vis dar buvo su visa savo įranga, sustingęs toje pozoje, kur nusprendė pasiduoti. 3 žodžiai, kurie nulėmė jo likimą, aš nejudėsiu, tapo jo epitafija. Tai, kas daro šią mirtį tokia neraminančia, nėra vien tai, kad Gošas mirė Evereste. Žmonės miršta Evereste kiekvienais metais. Svarbiausia tai, kad jis pasirinko mirtį. Jis atsisėdo pavojingiausioje vietoje žemėje ir atsisakė bandyti išsigelbėti. Žinoma, Gošas buvo mirties zonoje daugiau nei 16 valandų, kai atsisėdo. Jo kūnas pradėjo išsijungti. Jo smegenys neveikė tinkamai dėl deguonies trūkumo. Tačiau kiti alpinistai išgyveno ilgiau mirties zonoje. Kiti alpinistai įveikė panašų nuovargį. Kas išskyrė Gošą? Kodėl jis pasidavė, kai kiti toliau kovojo?
Esu perskaitęs dešimtis pasakojimų apie aukščio ligą ir nors jį veikia sprendimų priėmimą, paprastai žmonės visiškai nepasiduoda. Dauguma alpinistų, net ir stipriai paveikti, vis tiek turi išlikimo instinktą, kuris verčia juos leistis žemyn. Subrata atrodė sąmoningai pasirinkęs mirti tame kalne, o ne atsisakyti savo pasiekto viršūnės tikslo. Atrodo, kad kai jis pasiekė viršūnę, dalis jo nusprendė, jog to pakanka, kad jis verčiau mirs įgyvendinę savo svajonę, nei gyvens žinodamas, kad turėjo jos atsisakyti. Kaip galite įsivaizduoti, Tamango sprendimas sukėlė nemažai nuostabos. Viena pusė teigia, kad gidas niekada neturėtų palikti savo kliento, nepaisant aplinkybių. Kita pusė sako, kad jis pasielgė vieninteliu logišku būdu. Likimas būtų reiškęs 2 mirtis vietoj vienos. Bet manau, kad yra ir trečia galimybė, apie kurią niekas nekalba. O kas, jei Subrata norėjo likti vienas? O kas, jei jis jau buvo nusprendęs savo likimą, o Tamango bandymai jį išgelbėti iš tikrųjų tik ilgino jo kančias? Nežinau. Tai niūri mintis, bet ji galėtų paaiškinti, kodėl kitaip racionalus žmogus atsisėstų mirties zonoje ir atsisakytų judėti, net susidūręs su neišvengiama mirtimi. Parašykite savo nuomonę komentaruose. Tačiau ramiai pažvelgus, Gošo mirtis nebuvo tik vienas blogas sprendimas. Tai buvo virtinė išvengiamų pasirinkimų. Bet kuris patyręs alpinistas, stebėdamas tai, būtų nekartą šaukęs apsisuk. Tačiau kai taisyklės nėra vykdomos ir kai troškimas pasiekti viršūnę aptemdo protą, tragedija tęsiasi. Asmeniškai manau, kad Polas Šantamangas parodė nepaprastą drąsą. Pirmiausia, bandydamas 8 valandas gelbėti Gošą, o vėliau priimdamas sunkiausią savo gyvenimo sprendimą. Nors dėl to ši tragedija tampa dar skaudesnė, man tai primena, kad net ir pačiose blogiausiose situacijose žmonės gali parodyti neįtikėtiną stiprybę. Tamangas galėjo iš karto išeiti, kai Gošas atsisėdo. Jis galėjo išvengti valandų kančios ir rizikos, bet jis liko. Džizban. Jis atidavė viską, ką turėjo, kol nebeliko ką duoti. Ką darytum, jei kažkas, už ką esi atsakingas, tiesiog pasiduotų? Jei tas žmogus atsisėstų mirtinoje vietoje ir atsisakytų judėti, kiek ilgai bandytum jį gelbėti? Kiek rizikuotum? Tai yra tikroji šios istorijos esmė. Ne tik tai, kad žmogus pasidavė mirties zonoje, bet ir tai, kad kitas žmogus atsisakė jo palikti, kol visiškai nebuvo priverstas. Ačiū, kad žiūrėjote ir pasimatysime kitame vaizdo įraše. Būkite drąsūs ir gyvenkite ryžtingai.